mes esame Salanto upėje. Salanto upė stovime, iš esmės beveik upėje stovime. Nes po mumis irgi yra senojo malūno liekados, akmenys, jose pavėjais irgi teka upė. Kadangi čia gan didelis malūnas buvo statytas jis apie 1840 metais, kada carinė imperija buvo Lietuva buvo būtent. Ir šiaip Salanto upė buvo visa kaskaduota. Kaip sakyti, bent 3-4 užtvankos malūnų visą laiką buvo. Tai prieš 3 metus nugriuvo pirmoji užtvanka, kurie žemiausiai yra, tai Salantų užtvanka. Kitas migracijos arba kitas barjeras yra būtent šičia, santeklėje. Čia yra būtent Salanto ir Notės upių santakoje buvo tas malūnas. Tai mes būtent už mano nugaros ta užtvanka yra, matosi tik tai slenkstis likęs, kuris yra dabar bent tas kaip barjeras 1,5–2 metrai, jis pakelia upės vagą šitoje vietoje. Gal tiek gerai nesimato, nes yra kaskaduota akmenų kaskada žemyn. Tačiau matosi kuolai už nugaros buvę, tai dar 2,5 metro, kaip sakyt, buvo keliamas vanduo šitoje vietoje. Tai mes esame ant pačios ribos natūrinės teritorijos, tai yra saugomo europinė teritorija, iš esmės jų tinklas yra visoje Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Šitoje upėje saugoma valioji geldutė, tokia gan nykstanti Lietuvoje dvigeldžių moliuskų rūšis ir upinė nėgė. Tačiau be jų mes čia turim ir daugiau. Čia, kaip sakyt, migruoja į Salantą šlakiai neršti, migruoja žiobriai dar neršti aktyviai. Nugriovus Salantų užtvanką tikrai galim pasakyti, kad žiobrių padaugėjo. Tai mes, kaip sakyt, norime atverti dar didesnį gabalą vertingą upės, kad žuvis galėtų kilti ir, kaip sakyt, ta migracija pirmin atgal būtų vykdoma upė.